labas rytas. Iš šiandieno ryto su padangom nupirkau 2 naujas zylinės. Tai vežam pas montuotoją dabar jas. Tai yra 2 blogas padangas su obudais, dabar bus 2 naujas. Tai jisai sujungs viską į bendrą tobulos harmonijos visumą. Ir viskas, ir tiek. Labas rytas. Ne į vidų? Gerai. Suėdžiau. Konkrečiai. Nei vieną važiavimą neatlaikė. Kas per daigas? Važiuok. Nu, kainuos tai kainuos. Matė video montuotojas apie traktorių. La, pamatys video ir apie savo montavimą. Gerai, varom viskas prie kombaino dabar. Nes ten reikalų bus. Vakar, kai baigiau kultui per langus, nieko nesimata. Dulkių tiek ir iš vidaus, ir iš išorės, kad šakis. Ir dabar, kai užkuri, baltą dūmą mes, kai tu degimus į tam tikras kamerų degimus. Nu, matai, jeigu jisai papuolė į cilindrą, tada... 1500 pragirbės nuo to valom. Džiaugis lyderis atvažiavo. 3 klasę. Žiūrėkit dabar, aš aiškiusi politiką. Nu davai, čia bus geras. Tuoj. Čia kokį turi lapą? Apmokėti 500 eurų už padangas. Tik 500. Taip. Žiūrėk, politika. Taip. Aha. Gaunat lapelį. Matot čia medžiagas, baltymai, drėgmę, visą kitą. Ir yra kritimo skaičius ir užterštumai, ant žodžių. Kuris neįrašyts pas tas lapelį. Kuris neįrašyts O, lapelį. įdomu, kaip čia taip. Tam galutiniam lapė irgi nieko nerašo. Tai nustata klasė. Mata, kad geri. Iššaun palei savi klasę karuočią, nes orai geri. Už džiovinimus neatsims. Čia jau dabar praeitą rudenį. Jį svarbiausia, jisai nieką netyra. Plektuk švarus. Karočią nuvažiuoju. Iki čia buvau, Ką buvai? po karteriu. Ai, kombainė? 3 varžtai palaidė. Karterė, 3 varžtai. Kas nepriveržė? Kombainė. Tai Danai mus jėtų. Ai, Danai. Reiktų pasiskambinti Danam. Į Masėjį Ferguson, kur jos rinka. Viskas, bai. Karočią, 3 varžtai. Čia nieką nufilmavau, netyčia tą profesorių. Pas tas mašinai buvau kamerą taip ant veidrodėlį užkabinęs. Nufilmavau, kaip jie ten ką sakė. Ai, kaip įsišaipė. Jo, viską nufilmavau. Kaip sakiau, kaip aš jį vadinu? Gerasis žmogau. Linkėjimai tau, gerasis žmogau. Nesupras. Supras, jisai pyksta, kodėl aš jį vadinu gerasis žmogau. Kodėl? Todėl sakau, kad tu gerasis žmogus, tu padedi, tu esi gelbėtojas, tu padedi, tu įsivaizduoji, man yra didžiulė bėda. Tau tai yra malonu. Nenufilmavau, nuvežiau dar kombainą ašį degintojų į kederę, nes guolis, kur buvo subiręs, suėdė ašį. Tai tėtis apvirina, nuvežiau, turėtų nudeginti. Tai dabar pasiėmiau traktorių, važiuoju priskabinti vakarykštės priekabas, kur vakar nepabaigiau pripildyti. Staigiai pripildys, dapildom ir visiek šoksim ir apsam. Kol kas planas toks.
Taip, tai reikia prisipilti kombainą kuro, kad nebūtų kaip vakar, kad baigęs. Pip, 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 pip. Ups, nepataikiau. Biškai gal susilėtinkim pavaras. Viskas pakrauts, reiškia jau firgis. Tai dabar jisai važiuos į elevatorių į viduklę. Nu, Virgainius, tai jisai. Nenulaikau telefą ties. Tai atsiprašė, kada Belkę priekabas pastatyčiau. Pastatyčiau lauką vidury, kad jam paskui arčiau būtų. Aš jau tikrai neatsikabinėsiu. Taip, tuo mes padarysim. Gal dvigubą diržą reikia daryti, bet pasileis viskas. Nu, prižiūrit. Vėžių, tai statysiu belekur. Gerai, kaimyns varo, visi varo dabar. Nu, klausim, stato atlaikysi. Ar montuotojai spės paruošti padangą iki kol sprogsi. Vyriausias kombainierius užsiprašė akinių, reikia nunešti vitaminų. Lika dato lauką, lika. Vitaminų? Vitaminų, kad nenumirš, kad varyčiau dieną naktį. Taip, nesustos. Akanai! Все. O čia nerodik, erotikas prisidengs. Bet jau šiandien jau skaityk, jau marškinukai pabaltėja. Akis sako, a kodėl reikia taip palikti? Ne mes? Mes nepjovėm vakar nieką. O kad čia su kojom laužiai? Gali būti su kojom. Aha. Viskas pilna, važiuojame elevatorių. O, lemba. Dabar jeigu sprogs, uždėti nėra ką. Nebent montuotojas paskambins, kad jau galit pasimti. Tada bus gerai. O jeigu ne, tai kaip visada. Taip. Kur tu gyvensi? Čia. Arba. Pasijungiam. Diržas. Nu, sporikiams. Padangas sprogs, tada nuvažiuosim. Lemba, kaip persina pro miestą važiuot. Yra misija praeiti.
išgirdau bevažiuojant sprogimo garsą kažkokį. Apie jau žiūriu padangas gerai. Nu ten prieš kilometrą. Užleidau vietą. Nesustojau pažiūrėt. Ir dabar apeinu davat, nemačiau. Įplyšo padangėlė. Ketvirtą klasę kviečiai. Baltymai 10,3. Trečia prasidėt nuo 10,5. O, Jezu. Nu, sakykim. Šita per galą. Šita per galą, jo. Ai, gerai. Nei daug, nei mažai. Lengvi grūdai gal dėl to. Gal dėl to į parametrai nekokie. Kažkur? Tepalo per daug ir dabar kaminas apie metą. Baltą dūmą, taip. Tai čia musė bus negalvoti, čia musė bus gilzė trūkusi. Ir jūs nerandat, jūs nepažiūrėjot. Čia buvo tokie atvejai ne vienam. Buvo musė pakaitęs gilzė trūkusi, ilgai jisai kaist ir jisai bandyką užkursi. Bet dabar čia važiuoja, kada važiavai? Kada važiavau? Nu. Penktadienį. Nu, šiandien pirmadienis, tai čia pat važiavai. Bet tada buvo stovėjęs, važinėtis po kiemą. Tai bet prieš tai. Aš nuo Viduklės parvažiavau. Ne, bet čia prieš tai, prieš savaitę važinėtis čia po kiemą. Ai, nu jis važiavo, nu. Nu tai viskas aišku, nu bandyk. Sargiai. Nieko ieškočiau, jis reikia garai einti. Tai čia tiesiai puč kompresija. Tos galvutės nieko netikrinot. Tai mes nešlifavom, galbūt. Tai šlifavom, bet netikrinot. Žodžiu, viskas kaip ir aišku su Bielkiu. Aišku, bet neaišku. O visai atrodo, kad tas senukas gaudos reikaluose šituose visuose. Bet jeigu jisai remontuos, tai realiai remontuosime mes, jisai tik pasakys, ar gerai ar blogai. Jeigu be
reikia mes išsiverstumėm per Javapjūtę, tai tada kaip ir šis scenarijus nėra pats blogiausias. Bet jeigu mes nusprendžiam, kad mums to traktoriaus reik, tada jau blogiau yra. Nes reiks varyti į kažkokią atstovybę ir gali būti, kad remontuos ir vis tiek nesuremontuos. Tai nežinau. Nu, ką apsiuks. Jau čia kotai žalesni, jau gerai. Braškutis. Čiku. Nu, jeigu tai papurtai nieks neiškrenta. Gali gerai. Jėzu, koks mažytis. Nu, daug nebus, spėju. Tai čia šitam lauke pernai blogiausiai birėjo kviečiai. Po beveik 2 tonas, turbūt, kai visur kitur minimum 6 buvo. Tai šapsa irgi daug nesitikiu. Jeigu kam įdomu, čia yra Excitedas, sėtas kartu su kviečiais, kad būtų geresnis mišinys ir svorio daugiau ant svarstyklių rodytų. Čia buvo vienas iš pirmų laukų, kur sėjom rudenį. Tai dabar pirmą ir kuliam rapsą. Lygiai du ratai. Green Town, nieko nesimato. Nu, karočią, parašyta, ką pilna. Turit patikėti. Ai, tas... Nesuvalgom. Ne infraryt, nesuvalgom. Trumpi pirštukai. Vienoj eilėj nėra jų. Žinau, šiandien rytą mačiau. Nežinau, teisybę rodo, aparatas drėgmę pamatavau, rodo 6 su biškiu. Nu tai pas juos visada rodo daugiau, tai 8 tikrai bus. Tai tinka. Anoj priekabui kviečių daugiau, šitoj priekabui žolės daugiau. Nežinau, kas blogiau. O, baba, nepasiekiu. Toksai tas mūsų yra apsiuks. Nemažai šiukšlių. Skiutečko sėtus prisimažintų, gal mažiau tokių ateitų. Nesaka, gerai yra. Nu, jeigu jam gerai, man gerai. Dar yra nemažai kotų žalių. Tai sakiau, kad pasikeltų kederį. Tai iki kelieno. Gerai užsidirbs. Nes viršūnėlės vis tiek būna rudesnės negu kotai. Tai kam tą žalią masę pro kombainą varyt. Nes paskui
rapsas sėklytės, kai sultis išsispausi iš tų žalių, prilim prie tos žalios lipnios masės šlapios. Tai va, tai sausą viršų nurenkam, o šlapę apačią paliekam. Čia paskui skutiks paguldys, sėjalka sumals, bus gerai. Nesvarbu, kad dabar dar aukštesnis iki čia. O koks rapsas turbūt. Nuo pat apačios kerotis. Va taip turėtų būti. O ne, va taip, va. Kur viena šakytė. Aišku, čia paskui pradėjo škerotis. Bet šito kiekviena atšaka vėliau pradėjo škerotis. Kaip jį visą išprašyti, nežinau. Blemba, jau aukštis koks, žiūrėkit, su manim lygus. Gerai, dar išpritūps. Kai diduma. Gal derliaus bus? Kaip fainiai būtų. Kaži, mes čia barstom kažką, nebarstom. Nieko čia nematysi. Nežinau, nėra nieko, nuostolių nulis absoliutus. Ko toks liūdnas? Pavargai. Niekada 3H. Gerai, su Dievu. Opapa. Nei čia buvo, nei čia ką. Всё. Einam palagaldą pažiūrėtą, niekur nebyra. Nes rapsa pirmos priekabos gali būti, kad skilučių yra kažkur. O. Evakavos dvi pro kažkur. Byra, niekas nebyra. Kaip ir gerai. Tai, kadangi atvažiavo tas dėduks pažiūrėti traktoriaus, neparsivežiau zilinį priekabai padangų. Tai jeigu susproks padanga, viskas. Ką uždėti nėra. Kažkokie išsigivę metai. Kviečius kuliam, rapsą kuliam, žirniai da nepulti. Ne pirmą lauką jau matau. Kelionė baigės. Einam. Irgi aišku, kaip visada idealioj vietoj, fantastiška. Oho, pataikiai. Užuodėjai. Na, šitą atlaiką, zaibys. Moka. O, nusimontavo, nereiks net nuiminėt. Obudas lankščiau. Nu ką, tokios padangas dabar be litagras kaip ir nėra iš kur gauti.
O ką? Gražiausia vieta reikia. Gražiausia vieta, ne? Oi. Ir visada geriausiai vietų. Ant posūkio ties ištisinė. O kaip kitaip? Ką? Kaip kitaip? Kaip kitaip. Sveiki, gyvi! Ai, tu daugiau nuvažiavai? Nesugedęs. tą laiką man padangą. Nu, remonto komanda, davai už įrankį, viskas, einam, puolam, sukam. Čia judesys normaliai? Čia judesys jo yra, čia fūras kraunas. Gaziks 2 minutės kartą suvažiniai. Eik. Jo, nuvara, prisipil ir vėl parvara. 2 žmonės jau buvo sustoję, tavo draugelis kažkoks FK vien. Čia gyvena. Jo, sakė, nufotkės kažkokią ant turno presą padangą gal tiks. Su FK? Nu, juodi ratai. A, iš čia išvažiavo? Jo. Ai, tai žiūrė toks. Nežinau. Vo, leksai duodas, čia judesiai yra, mes čia užtaikėm. Kaip kederiuks. Nu, kokį 10 metrų. 5 eurų sutaupėm. Mums geriau buvo. Jau 5 eurų sutaupėm, nes montuot nereikės. Nu, montavo. Aš dar biškį prisistabdžiau, nes iš galo važiavau, galvau, kad neparšoktų man tą padangą. Pasmirno nuo. Ketvirta klasė. O dabar dar geriau. A su fūrinė? Dabar kur važiavai? Nu, einu. O, kaip gražiai viskas sukrauta. O, saka, čia brolis. Kažkaip taip. O, jūs lopai, Paskui dar vienas sustoja tas su šaranu, sako, nu tau nesisek. Nieko. Nežinau. Nes irgi man vidukliai sako, Da. aš susitvarkėt bilkį. Jo, jisai... O koks čia galvobus tiktų? Manau, kad tik tu lenkiškas obudas nuo Palms trailer priekabas. Gaudas vairį? Geras vairis. Va, viskas mano bolius. Jo. O, fūra grįžt. O, čia yra to veiksmo. Tai čia rimta bazė. Nerimta bazė čia taip. Viskas, karys paliekams per naktį ant kelio. Labanakt.